Kėdainių miesto šventės renginiai įgauna pagreitį. Ketvirtadienio vakarą būriai aktyviai nusiteikusių kėdainiečių ir miesto svečių traukia į Didžiosios rinkos aikštę, kur vakarėjančio miesto gatvėmis 19 km 320 m distanciją įveikė riedėdami žygyje, o vakare smagiau. Žygio distancija neatsitiktinė. Džiaugiamės, kad dviračių mėgėjus neišgąsdino prieš tai nulijęs lietus. Suskaičiavau tikrai. Trasoje šiandien važiuoja 147 dviratininkai. Nuo 8-10 metų iki 60 ir virš metų dalyvių. Būtent parinkome tokią trasą dėl to, kad turėtume simbolį vėlgi Kėdainiams 3 kart valio ir 3 kart po 640. Tiesa, šiame dviračių žygyje nugalėtojų nebuvo. Sportininkai varžėsi tik savo malonumui. Norim tiesiog sudalyvauti. Varžytis tikrai ne, nes aš pati ką tik trupučiuką prasirgus, tai tikiuosi taip, kiek leis sveikata, tai pralėksiu, o visi kiti taipogi nusiteikia ne varžytis, o sudalyvauti. Svarbiausiai masiškumas ir gera nuotaika ir kompanija gera. Dviračių žygis miesto šventės metu buvo surengtas pirmąjį kartą. Jame kai kurie mylimo dviračio pedalus mynė, nepaisydami nemalonių prisiminimų. Ar dviračiai to mėgstamiausias sportas? Na, aš sportuoju dar daug sportų, bet irgi man patinka su dviračiu važinėti. Ar esi kada nors parkritusi? Taip. Ar šiandien labai greitai minsi, stengsis laimėti? Nu, važytis tai nenori, tiesiog noriu sudalyvauti.